Pradėti galim nuo to turbūt, kad kaip veikia energija. Energija visą laiką teka iš ten, kur jos yra per mažai, per daug, į ten, kur jos reikia. Kaip vanduo. Ne? Ir energija visą laiką siekia įsikūnyti. Energija visą laiką savyje neša kūrybą. Klausimas yra, kam mes ją naudojam. Ir labai dėl to svarbu suprasti, kokiu būdu ta energija pasiekia įsikūnijimo etapą, pasiekia įsikūnijimo tašką. Nes kol mes to iki galo nesuvokiam, labai sunku yra suprasti, kaip mano mintis, mano emocijos, mano norai įtakoja mano realybę. Tol, kol aš ne iki galo suprantu, kas darosi su ta energija, tol yra labai sudėtinga, tol atrodo, kad čia kažkas mano gyvenime vyksta, kas nuo manęs nepriklauso. Tai suvokti tą, kad esu aš ir yra realybė. Ir kaip Leonora sako, realybė yra mano geriausia draugė. Bet ta geriausia draugė nėra tokia, kur draugė, duok man tą. Draugė, aš labai noriu, padaryk. Ir draugė iš karto viską puola daryti. Tai realybė nėra ta draugė, realybė yra tavo partneris. Tu gali ištiesti savo ranką realybėj. Jinai išties tau savo. Ir jūs ranka į ranką judėsit į priekį. Ir va tame susijungime tai, kas gimdo, tai, kas tveria, yra energija. Tai, kas iš tos susitikimo aš ir realybė padaro tai, ko aš noriu, yra energija. Taip. Taip. Pradžioje visą laiką, kai energija, kai mes, žodžiu, turim situaciją, kurioje energija atsiranda, kurioje energija pradeda tekėti, tai yra impulsas. Šiandien, kai mes šokom aš galvojau tokį pavyzdį, tai reiškia, impulsas gali būti muzika. Aš ateinu, išgirstu muziką. Sekantis žingsnis yra mintis, aš girdžiu muziką. Šitą mes labai painiojam dažnai. Labai dažnai mes galvojam, kad būna impulsas, emocija ir tik po to mintis. Išgirdau muziką ir man buvo arba gera, arba ne. Labai svarbu suvokti, kad visų pirma yra mintis. Ir čia yra tiesiog klasikinės psichologijos dalykas, kognityvinė psichologija ir kiti reikalai. Jie ties tuo ir dirba. Kad mes iš tikrųjų galvojam, kad visų pirma aš pajutau ir tik po to pagalvojau, tai vadinasi jau ta mintis buvo tokia antrinio. Iš tikrųjų mes visą laiką tiek gerus, tiek blogus dalykus pirmą pagalvojam. Ir jeigu mes gyventume gražiam, idealiam pasaulyje, va tai, kas yra parašyta mėlynai, tai mintis iš karto gali materializuotis. Mintis iš karto gali įsikūnyti. Tik tai tas įsikūnijimas dar nėra apčiuopiamas, ar ne? Tai čia kažkas vakar klausė, tai kaip jūs tvarkot erdvę? Ką jūs darot su erdvė? Va tai. Tai, kas yra daugiau negu žvakutės, tai, kas yra daugiau negu smilkaliukai ir gėlytės, negu pašluoti, patvarkyti, tai yra mintis, valia, intencija ir tai iš karto tampa apčiuopiama. Viskas buvo gražu, viskas buvo tvarko, atrodo, viskas lygiai taip pat buvo. Užtenka minties. Vat čia yra pats tyriausias, pats nuostabiausias partnerystės santykis su realybė per tyrą mintį, per valią. Erdvė paklūsta valiai, žmogaus valiai, žmogaus minčiai. Bet ta mintis turi būti tyra. Tada, jeigu šitoj vietoje mes dar impulsas nerado, kurioj vietoje įsikūnyti, ar ne? Čia yra visas ilgas ciklas, ar ne? Bet kurioj šito ciklo stadijoje energija gali įsikūnyti, bet nebūtinai iš karto nuo minties.
Sekantis dalykas kyla emocija. Ne, aš išgirdau muziką, aš pagalvojau, aš girdžiu muziką, tada kyla emocija. Man ta muzika patinka arba nepatinka. Ar ne? Tai iš emocijos lygiai taip pat gali eiti įsikūnymas. Įsikūnymas gali būti pats paprasčiausias. Aš išgirdau muziką ir man nubėgo per kūną šiurpuliukai. Vadinasi, tas impulsas manyje jau įsikūnijo. Aš išgirdau gerą žodį, išgirdau komplimentą, jisai manyje jau įsikūnija. Aš išgirdau blogą žodį ir priėmiau jį savo skaudžiai, jis jau yra mano kūne. Vadinasi, jau atrado savo įsikūnijimo būdą. Ne? Bet kol mes esam čia, šitoje vietoje reiškia impulsas, mintis, emocija, tol visa tai vyksta tame eterinėme sluoksnyje, tame neapčiuopiamam sluoksnyje, kurį mes visi jaučiame vienareikšmiškai, bet kuris dar nėra ko pačiupinėti jame, ar ne? O tam, kad mes turėtume ką pačiupinėti, mes turim atvykti į žemę. Socializacijos procesas. Vadinasi, sveiki atvykę į žemę. Žemėje mes turime materiją, žemėje mes turime apčiuopiamus dalykus, žemėje mes turim daug tirštesnį energijos sluoksnį. Ne? Tai kuo mes žemiau leidžiamės, tuo tirštesnė, tuo apčiuopiamesnė darosi energija. Tai nereiškia, kad ji darosi stipresnė. Ta reikia suprasti. Bet kuo žemiau, tuo ji darosi labiau apčiuopiama. Ar ne? Ir socializacijos procesas yra tai, kas gali džiuginti arba nelabai. Socializacijos procesas yra tai, apie ką mes kalbam. Ką padarė tėvai, ką padarė visuomenė, ką išmokom mokykloje. Tai yra ir ta pati kolektyvinė sąmonė, ar ne, kaip čia pas mus žemėje viskas vyksta, reikia žinoti, kaip tas vyksta, ar ne. Tai iš vienos pusės tai atrodo tarsi labai toks neigiamas ir nefainas dalykas, kaip būtų faina, va tik pagalvojau ir jau turiu, tai kam čia man dar reikia visų šitų reikalų žemėje. Kažkokių tirštų materijų, sunkių minčių, kūnas, čia kiek atrodo daug apsunkinančių dalykų. Bet tai kartu yra ir apsaugantis dalykas. Todėl, kad šitas procesas, šitas žemiškas filtras, jis kartu yra ir mūsų buferis. Jis yra reikalingas tam, kad mūsų mintis, kurios tikrai ne kiekvieną dieną yra tokios aiškios, surikiuotos, ir mūsų emocijos, kurios visą laiką yra švelnios, pakylėtos, nes ne visą laiką tai būna, ar ne? Tai tam, kad tos mintis, kurių mes nelabai norim ir tos emocijos, kurios mums nelabai patinka, kad jos iš karto jums neįsikūnytų. Socializacijos procesas yra ir labai didelė apsauga. Jisai garantuoja tai, kad įsikūnyja tik tai, ko mes ilgai, sąmoningai ar nesąmoningai prašom. Tai, ką mes ilgai skiriam ir maitinam savo energiją. Už tai jį galima peikti, jį galima neigti, jį galima sakyti, o jeigu ne socializacijos procesas, aš būčiau šventas, baltas, švytintis, lengvas ir gražus, ar ne? Bet tai nėra tiesa. Jis yra būtinas tam, kad mes būtume žmonės, kurie gyvena žemėje. Tai yra tiesiog žemės taisyklės. Pas mus yra va toks kodeksas. Visi pagal jį gyvena. Va. Ir tada mes galim rinktis. Mes galim rinktis, kur toliau keliauja energija. Jeigu mes jau praėjom mintis, impulsas ir emocija, tai tarkim, išgirdau muziką, mintis girdžiu muziką, emocija, muzika man nepatinka. Jeigu aš einu automatiniu, neįsisąmonintu keliu, ne?
greičiausiai aš nerefleksuoju to dalyko. Vadinasi, aš negaliu dabar laisvai ateiti ir ramiai pasakyti, man šita muzika nepatinka. Greičiausiai tai bus neišreikšta emocija. Ar ne? Man muzika nepatinka, bet. Ne? Nu, tai visą laiką, kur aš beteinu, tai jau normalios muzikos niekur negroja. Ar ne? Neišreikšta emocija, aš tiesiog pasiemu ją savo, niekur jos neišreiškiu ir energija negali materializuotis. Energija keliauja gilyn. Ar ne? O kur gilyn? Nu, į mane gilyn. Gera naujiena yra tokia, kad į šitą ateina didelis kiekis energijos, po to jos mažėja ir mažėja. Tai yra gera naujiena, kodėl? Todėl, kad ta emocija, kurios mes niekur neišreiškiam, jinai keliauja į auką, į aukos poziciją. Aš pykstu, nes esu bejėgis pakeisti muziką. Šitoj situacijoje aš esu auka, nes aš šitos situacijos nevaldau, kažkas kitas nusprendė, kokią muziką mes klausysimės. Šitoj situacijoje aš esu auka, nes aš esu priverstas aukotis kitų labui, nes tai patinka jiems ta muzika. Ar ne? Kažkas kitas visą tai padarė, na, o aš jau va tokia bejėgė, nieko negaliu padaryti, kaip visą laiką, viskas taip. Ir va šita vieta yra labai, labai, labai svarbu įsisąmoninti. Nes aukos poziciją mes prisiemam beveik kiekvienam žingsnį. Jeigu mes nesinaudojam savo sąmoningumu, jeigu mes nesinaudojam suvokimu, kad aš kiekvienam žingsnėje sąmoningai sakau, kad aš prisiemu aktyvią poziciją, aš nesu auka, mes automatiškai įkrentam į aukos poziciją, į pasyvią poziciją. Aš pavargau. Viskas, ar ne? Aukos pozicija. Niekas nepagalvotų, nuovargis, taigi toks natūralus dalykas, visi žmonės pavargsta. Ką daryti? Taip, mano fizinis kūnas pavargo. Taip, bet jeigu aš esu sąmoningas, aš suvokiu, kad aš energijos visą laiką galiu pasimti iš kažkur kitur. Jeigu aš esu sąmoningai, tai tarkim visą dieną lakščiusi, nežinau, tvarkiusi namus. Vakare grįžta vyras, energijos jau nebėra, jau aš pavargau. Pats paprasčiausias dalykas, ką mes mokomės, prisiminkit savo gimdą. Vienas iš paprasčiausių dalykų, iš kur moteris gali gauti energijos. Iš savo moteriškumo. Visada, visada. Užtenka tik truputį nukreipti savo dėmesį į gimdą ir energija pradeda eiti. Dar jeigu mes ją įforminam į kažkokią stichiją, ne, nu va, grįžo vyras, ko aš noriu? Ar aš noriu jam parodyti, kokia aš šeimininkė, jis grįžta namo, ar ne? Nesvarbu, kaip aš čia jaučiuosi. Kai manęs klausia, sako, iš kur tu turi tiek energijos? Aš galiu šokti ir šokti ir šokti. Aš galiu bėgti ir bėgti ir bėgti. Ta energija, aš ją visą laiką galiu iš čia pasimti. Kai aš jaučiu, kad čia pavargau, aš ją pasiemu iš čia. Ir lygiai taip pat, kai grįžta vyras namo, kiek aš čia bebūčiau pavargusi, nuveikusi, nusilakščiusi, aš galiu sakyti, miau, brangus, įsijungiam vandenėlį, nes jisai lygiai toks pat pavargęs grįžta namo, ar ne? Ateik čia, pasišnekės. Žaidimas, vaidinimas, kas tik nori, labai paprasta. Bet energijos aktyvioj, sąmoningoj pozicijoje visada rasit iš kur pasimti. Pasyvioj aukos pozicijoje jūs ją eikvosit, jinai mažės, bet galų gale įsikūnys. Aukos pozicijoje įsikūnymas energijos vyksta
Taigi aš to nenorėjau. Taigi, tai jeigu aš būčiau, tai jeigu viskas vyksta pagal mano norus, traukos dėsnis, tai kaip mano gyvenime yra tie dalykai, kuriuo aš nenoriu. Nuo kiekvieno karto, kai aš prisėmiau aukos poziciją, mano energija keliauja ten, kur aš jos nenoriu, kad jinai keliautų. Kiekvieną kartą, kai aš nuleidžiu rankas, nu taigi čia nieko nepadarys. Nu va, aš tai tokia gera atėjau, bet nu va, tas žmogus toks piktas buvo. Ir čia labai geras pavyzdys yra tam, kai jūs grįšit namo. Ką daryti, kad tai niekur nedingtų, kai jūs grįšit namo? Ar jūs grįšit tokios mažutės, viską, aš tai žinau, kaip viską daryti reikia, bet jis tai nežino. Ir aš, kai atėjau į darbą, jis ant manęs rėkė. Tai kaip aš galėjau jam pasakyti, kokia aš gera? Tai jis man iš karto sugadino nuotaiką. Tai kas čia kalba? Kai susitinka dvi skirtingos energijos, aktyvi ir pasyvi, ar ne, aktyvi ir aukos, kiekviena stengiasi nudominuoti kitą. Tai irgi yra energetinis dėsnis, kai susitinka dvi skirtingos energijos, viena stengiasi nudominuoti kitą. Kai susitinka atvira širdis, ar ne, vat jūs grįžtat tokios visos atviros, įkvėptos, pakylėtos, norit tiek daug pakeisti, tiek daug nuveikti. Ir jumis sutinka socialinė realybė. Nebesvaik čia ateik, dirbam, tik tai jau čia tu su savo drugeliais paskraidėjai, grįžtam į žemę, ar ne? Kas nudominuos? Kas nudominuos? Greičiausiai nudominuos tas, kas pyksta, dėl to, kad jis yra labai įsitikinęs tom, ką jisai daro. Jis yra visiškai užtikrintas tom, kad jis yra teisus. Jūs grįžę. Jeigu būsit visiškai užtikrintos, tai tas pyktis labai greitai nusigesins. Jeigu jūs grįžtat visiškai įsitikinę tuo, ką jūs čia atradot, visiškai 100% pasiėmę tai, ką mes čia dalinamės, pasiėmę tai savo, ne į sąsvinuką, ne į fotoaparatą savo, į savo širdį, į savo gyvenimą, į savo veiksmus, į savo žodžius, tas pyktis nusigesins. Ir labai įdomus dalykas yra tai, kad pyktis gesinasi per ironiją ir sarkazmą. Kai jūs sugrįšit savo atvirą širdim ir vietoj pykčio išgirsit, nu, tai jau grįžai, ar ne? Čia tokia visa suplunksnom, faina, nu, tai papasako, kaip tau sekėsi, žinai. Nu. Žinokit, kad jūsų atvira širdis jau veikia tą žmogų. Jisai vis dar yra bejėgis šitoj situacijoje, jisai iš tos aktyvios įsitikinimo pozicijos, kad aš teisus, o tu ne, jis nori, nenori, pereina į tokią, norėčiau įkasti, bet nelabai galiu poziciją. Šitoj vietoj jūs jau galite žinoti, kad jeigu sutinkat sarkazmą, jeigu sutinkat ironiją ir lengvą pašiepimą, žinokit, kad jau padarėt labai gerą darbą tam žmogui. Vadinasi, jūsų atvira širdis jau padarė didelį darbą. Vadinasi, jūsų atvira širdis jau yra pakankamai stipri, kad gali atremti pykčio, nepasitenkinimo, kritikos bangas, ar ne? Ir lygiai taip pat stebėkit savyje, kad kai matot žmogų, kuris yra, linksmas, šoka, dar kažką, tai atrandat savyje, tai čia jau FIFA. Žinokit, kad kažkas jumise nugesino kažką. Atraskit tą, kad kai jumise gimsta ironija ar sarkazmas, pašiepimas, žinokit, kad kažkas labai gero vyksta šalia jūsų ir tai jau nugesino kažką jumise, bet tai jumise yra. Vadinasi, jumise dar yra kažkiek to pykčio, kažkiek to bejėgiškumo, žodžiu, aukos pozicijų.
Ir va šitoj vietoj emocija gali būti kokia tik norit. Toj vietoj gali būti, pavyzdžiui, pyktis. Tai aktyvioj pozicijoje pyktis bus produktyvus. Aš išgirdau muziką, kuri man nepatinka. Alio, kiek galima klausyti šitos muzikos? Greitai perstatėm. Ar ne? Viskas. Susitvarkė. Man sunkiausia pamoka buvo pyktis. Kai aš atvažiavau į Indiją medituoti, aš visiems sakydavau, aš piktas žmogus, jūs ką? Man sakydavo, priimk savo pyktį, jauskis stipri savo pyktyje, pajausk savo galę. Ne, pyktis, jeigu aš pajaučiu, kad aš pykstu, man reikia išanalizuoti, ką aš dariau ir tada viskas bus gerai. Pykčio pas mane nebūna. Būna dar ir kaip. Ir kai aš grįžau po šito suvokimo, kad aš turiu pykčio ir kad pyktis nėra blogai, aš atsimenu tokią situaciją. Aš esu darbe ir, aš esu vadovė ir merginos ten, žodžiu, kažką tai tvarkosi. Ir aš prašau sutvarkykit stiklinės. Ir merginos jo sako, mes to sutvarkysim ir dingsta. Aš ateinu po kurio laiko, stiklinės nesutvarkytos. Kodėl stiklinės nesutvarkytos? Natūralus mano pyktis. Man labai reikėjo, ta prasme, tai buvo atsakingas momentas, kad būtų sutvarkytos stiklinės. Kur stiklinės nesutvarkytos? Kas nesutvarkė stiklinių? Greitai susitvarkė stiklinės, visos išsilakstė. Ir man buvo labai įdomu pamatyti tą, kad jos nepagalvoja, šitą jau isterikė. Šitą jau reiškia, jei čia kažkas negerai, jau su savo nervukais nesusitvarko. Nes tai buvo laiku, vietoj ir iš karto, be jokio užlaikymo, be jokio užgniužimo, be jokių neišreikštų emocijų, iš karto ir jo žinojo už ką. Ir tokioj vietoj netgi tos emocijos, kurias mes esam įprastai pratę laikyti neigiamomis, kai jos yra iš karto išreiškiamos, kai lygiai taip pat su vaikais, ar ne, kai jisai kažką blogo padarė, iš karto atsakymas, iš karto reakcija, blogai padarė. Jeigu mes lauksim, kol reiškiasi, nežinau, kitą dieną aš jam papasakosiu, kad jisai kažką blogai padarė, dar kažką, tai vaikas nebesupras, už ką jį bara. Vaikui bus neaišku, kodėl čia taip. Ta prasme, vietoj to mes padarysim vaikui tik tai traumą, vietoj to, kad mes jam paaiškintume paprastas taisyklės. Bet yra tokių situacijų, kur kartais tu gal negali iš karto pykčio pasakyti, daleiskim gerai, kad ir ten, aš kaip pavyzdį sakau, ten tau bosas nepervedė algos, teisi ten ir iškart patikrinęs banką, kur mano alga? Daleiskim, tokių yra situacijų, kur tu negali gal pasakyti jam. Tai jeigu pyktis yra tavo natūrali reakcija į tokį dalyką, ar ne? Taip, tu galbūt negali to iš karto pasakyti, bet tu gali tą iš karto išreikšti. Nepervedė algos. Ar ne? Tu tą kažkokį įkūnijimą duodi energijai iš karto. Supykau. Ar ne? Aš prisiemu savo pyktį savo. Blogas bosas. O ne, tai vėl kaip visą laiką nepervedė. Gal rytoj pervedė. Ar ne? Ir tada ateini į darbą ir bosas sako, kaip tu gyveni. Gerai. Ačiū. Ar ne? Kitą dieną sutinki bosą, ar ne? Sakai, labą dieną, atsiprašau, kažkaip vakar turėjo pinigus perves, bet negavau. Kažkas atsitiko, ar čia kaip turi būti. Neužlaikyti tos emocijos, neužlaikyti tos reakcijos. Nes šiandien mes irgi turėjom labai įdomią situaciją su Leonora. Nes čia su tuo vandeniu buvo labai įdomus dalykas. Ir Leonora tiesiog parašė žinutę, kaip jinai jaučiasi šitai šeimininkiai. Jinai tiesiog parašė žinutę ir žodžiu, po kurio laiko ateina pas mane, sako, kad žiūrė, aš čia teisingai padariau, mums čia dar visą savaitę būti, čia su to vandeniu, tokia situacija, kaži, ar teisingai padariau. Taip, labai teisingai. Todėl, kad jeigu jinai nebūtų to žinutės parašiusi, jinai būtų aukos pozicija. Taip, nėra vandens, tai ką padarysi, taip, čia, susitaikysim, atsirado, jau viskas gerai. Ne.
ta savininkė turi žinoti, kaip aš jaučiuosi. Savininkė turi žinoti, kokią situaciją jinai padarė, kad jinai galėtų prisimti aktyvę atsakomybės poziciją. Nes šitas žaidimas auka, agresorius ir gelbėtojas, čia yra magiškas trikampis. Auka, gelbėtojas ir agresorius. Šitą būtinai užsirašykit, atsiminkit ir atpažinkit šitą trikampį savo gyvenimuose. Nes sąmoningai ir nesąmoningai mes į jį įsiveliam. Tai yra auka, ar ne? Jeigu kalbėtume per pavyzdžius, tai tarkim, yra agresorius, geriantis vyras. Natūraliai jo auka yra žmona, ar ne? Žmona ieško gelbėtojo, tarkim, daktaro, kuris turėtų padėti jos vyrui, ar ne? Realiai jisai turėtų padėti jai išsigelbėti nuo agresoriaus, sumažinti tą agresiją. Tai realiai auka yra žmogus, kuriam kažkas nepatinka. Agresorius yra tai, kas jam nepatinka. Tai gali būti žmogus, gali būti situacija, gali būti kažkoks įvykis, kažkokia problema, pavadinkim taip. Agresorius yra problema, kurią auka galvoja, kad pati išspręsti negali, dėl to jai reikia gelbėtojo. Kas atsitinka? Auka, žodžiu, yra agresorius, yra auka, auka labai greitai susiranda gelbėtoją visose situacijose. Kažkas turi mane išgelbėti. Aš, reiškia, turiu daug problemų, atvažiavau į Ibicą, Leonora turi mane išgelbėti. Čia turi kažką su manim padaryti, turi mane išgelbėti, ar ne? Gelbėtojas, jeigu jis nėra sąmoningas ir nerefleksuoja, puola gelbėti. Aš toj tau padėsiu, žirgas, reiškia, riteris ant balto žirgo, spindinčiai šarvais, mieloji, ką tau aš turiu padaryti. Tik pasakyk man, aš kuom galėsiu tau padėsiu. Tarp moterų labai dažnai būna. O Jėzau, tavo tokios didelės problemos, tai atei pasibėdavojam, kuom aš tau galiu padėti. O čia taip, vyras, koks blogas, tavo geria vyras, o Jėzau. Užsimezga ryšys. Gelbėtojas maitinasi aukos energiją, gelbėtojas jaučiasi labai reikalingas aukai. Gelbėtojas yra toks kilnus, reiškia, jisai gauna labai daug dėmesio iš aukos, nes auka jam dažnai skambina pasiguosti, pasibėdavoti. Jie kartu tampa tokie geri draugai. Auka natūraliai gauna tą patį iš gelbėtojo. Jinai gauna daug dėmesio, palaikymo, paglostymo, kaip tau sunku, pritarimo, viskas ko reikia. Bet atrodo, šitoj vietoj kaip ir galėtų viskas pasibaigti. Auka laiminga, gelbėtojas laimingas, agresorius pats kaltas, ar ne? Bet šitas trikampis yra magiškas. Kas atsitinka? Po kurio laiko auka pradeda suprasti, kad gelbėtojas mažai ką padeda jai su tuo agresoriumi. Tai jeigu mes turėjom vyrą alkoholiką, žmoną ir daktarą, po kurio laiko žmona pradeda suprasti, kad čia vyras kaip geria, taip geria, tai prie ko čia tas daktaras tada? Kas čia vyksta? Aukai jau nebeužtenka, tu daryk kažką daugiau, aš pas tave atėjau, aš tų pinigų sumokėjau, tu daryk kažką daugiau. Man reikia tavo pagalbos, ar ne? Gydytojas ten raunasi plaukus, rašo vis stipresnius vaistus, alkoholikui kaip ir dzin. Kas atsitinka? Gelbėtojas tampa buvusios aukos auka. Auka tampa agresorium savo buvusiam gelbėtojui. Auka sako, alio, klausyk, jeigu tu dabar staigiai ko nors nepadarysi, aš tave į teismą paduosiu. Tu iš manęs pinigus paėmė, o mano vyras vis dar geria. Tai kas čia darosi? Ar ne? Aukai po kurio laiko tiesiog nebeužtenka to, ką daro gelbėtojas. Gelbėtojas iš visų jėgų stengiasi, bet jis jau yra ne tik gelbėtojas, bet dar ir auka. Tuo tarpu auka yra dar ir agresorius. Jeigu mes pažiūrėtume iš geriančio vyro pozicijos,
Tai jo atžvilgiu jisai turi 2 agresorius. Žmoną ir daktarą. Tai vyras yra ne tik tai agresorius, jis yra dar ir auka. Kodėl šitas trikampis yra toks magiškas? Todėl, kad jisai gali labai gražiai plėstis. Auka tampa agresoriumi. Gelbėtojui jau reikia kito gelbėtojo, nes jisai turi agresorių. Jisai eina pas savo žmoną guostis. Atsidaro naujas trikampis. Nauja auka, naujas agresorius, naujas gelbėtojas. Ir vėl jie žaidžia šitą žaidimą, kol aukai jau nebeužtenka, mano žmona nieko nesupranta, jisai tampa žmonai agresorium, tada žmonai reikia gelbėtojo. Ir tai labai greitai, kaip, na nežinau, kaip jeigu matytumėt, kaip cukraus molekulės vandenyje pasklinda. Tai vat yra vat toks pat reikalas. Akimirksniu mūsų viena mažytė problemėlė tampa didžiulė problema, kuri viduje vyksta lygiai tas pats procesas. Viduje mes galim būti patys savo aukos, patys savo agresoriai, patys savo gelbėtojai. Aš kažko noriu pasiekti, man nesigauna, tai aš, reiškiasi, save baru, aš tada pats savo tampu auka, nes išsikėliau per didelius tikslus, nu ir man tada reikia išsigelbėti, kažką daugiau padaryti, kažką labiau pasistengti, kad atitikčiau tos savo tikslus. Ratas viduje lygiai toks pat vyksta. Ir lygiai taip pat vienas dalykas, kuris buvo, tarkim, iš pradžių mes turėjome vieną problemą, kuri mums buvo pagrindinis agresorius, kuri mumis kankino ir kurią mes sprendėm, tai labai greitai pagal šitą pačią schemą iš tos vienos problemos atsiranda dar viena ir dar vienas agresorius ir dar viena auka ir dar viena problema ir visa tai jau tampa dideliu voratinkliu. Ir nuo ko viskas prasidėjo, jau dabar sunku atsekti, nes ir ten agresorius, ir ten problema, ir čia aš auka jaučiuosi, ir čia aš su savim negražiai kalbu, ir man tiek daug reikia visko padaryti, kad tai išspręsčiau ir šakės. Koks yra būdas iš viso to? Išeiti? Koks sprendimas? Atsisakyti aukos pozicijos. Prisimti aktyvę poziciją. Prisimti aktyvę poziciją visame, kame gyvenime. Labai noriu sausainuko. Iš ryto, vat negaliu saldumynai, man yra silpnybė. Taip, čia aš pavyzdį pasakoju, ar ne? Pavyzdys. Saldumynai mano silpnybė. Aš esu priklausomas nuo saldumynų. Ką tai reiškia? Pasyvi pozicija. Pasyvi pozicija. Prisiimti aktyvę poziciją gyvenime. Tas pats sausainis iš aktyvios ir iš pasyvios pozicijos įgauna visiškai kitą prasmę. Pavyzdžiais? Pavyzdžiui šiandien. Jo, šiandien aš tą labai gerai savo pagavau. Ar ne? Iš ryto aš pasiėmiau savo 2 sausainius, įsipyliau arbatos ir jau eisiu. Ir dar pamačiau medaus. Ir jau čiumpu šaukštą dėti medų ir suprantu, kad aš eikiu visiškai iš pasyvios pozicijos. Visiškai. Ta prasme, nerefleksuoju to, kad aš dar kraunuosi medaus, nu ir taip 2 sausainius turiu prie arbatos. Ar aš esu auka? Ar aš esu auka saldumynų? Ne, ačiū. Nu, nesu aš auka. Ir tai labai gerai išsprendžia tą situaciją, kur, kaip ir norėčiau, bet negaliu. Ar aš esu šito auka? Jeigu aš nesu to auka, aš jau turiu rankoje 2 sausainius, jų aš tikrai noriu. Dėl šito aš esu labai aiškiai apsisprendusi, tai yra mano aktyvi pozicija sausainių, aš tikrai noriu ir aš nedvėjoju, ar čia bus man gerai ar blogai, aš tiesiog žinau, kad mano sprendimas sąmoningas yra 2 sausainiai. Medus buvo pasyvi pozicija. Medaus man jau tikrai nebereikėjo, bet dar iš gobšumo, iš viso. Nes auka yra labai gobšiai, jinai visą laiką bijo, kad jei kas nors pasibaigs. Auka netgi kvėpuoja labai paviršutiniškai. Dėl ko? Dėl to, kad bijo, kad oras pasibaigs. Nuoširdžiai, jeigu aš dabar giliai iškvėpsiu,
ar ne? Tai sekantis gurkšnis bus jau toks giliai įkvėpti, ar ne? Nes vos nepritrūko oro. Aukos pozicija. Tai tą refleksuoti savyje iki tokių mažų dalykų, kaip kvėpavimas, kaip šaukštelis medaus, kaip, nežinau, aš kažkur einu, prie manęs, aš einu savais reikalais, prie manęs kažkas prieina. Vakar buvo ta diena, kai aš savyje irgi labai daug tą refleksavau. Aš turiu padėti nueiti Leonorai sutvarkyti erdvę. Nu ir kažkas prie manęs prieina ir pradeda apie orą šnekėti. Nu, taigi, kaip faina yra, žmogus čia iš manęs kažko nori, jau aš iš karto gelbėtojas auka, čia reiškia, iš karto sukrentu į tą, bet kažkur viduje dar yra ir tas agresorius, kuris sako, taigi reikia eiti kambario, tvarkyti, ką tu dabar darai, ar ne? Visas trikampis mane iš karto aktyvuojasi. Aš jau žinojau, ką aš darau, priejo kažkas tai, jeigu aš nebūčiau sąmoninga, viskas, griūna. Ta prasme, aš pamiršiu, kur aš ėjau, ką aš dariau, aukos pozicija, pasyvi pozicija, sukrentam šnekam, kambarys nesusitvarkė, nu, atsiprašau, nespėjau, tikrai negalėjau su žmogum šnekėjausi, nieko negalėjau padaryti. Nu, aukos pozicija, visi kalti, tokia situacija buvo, nu, aš tikrai negalėjau, ar ne? Jeigu aš nerefleksuočiau, nu, taigi tai buvo. Nu, va, žmogus priėjo, nu, pasišnekėti. Nu, čia aš esu tam, kad su žmonėms šnekėčiausi, vadinasi, nu, privalau. Bet todėl, kad aš refleksuoju, aš galiu pasakyti, ačiū tau, kad pasidalinai, man labai faina su tavim pašnekėti, mes gal pratęsim šitą pokalbį, nes aš dabar einu savais reikalais, viskas. Ratas nutrauktas. Nėra kaltų, nėra aukų, nėra agresorių, nėra gelbėtojų. Man ne. Ką kitas... Jo. Jo, vat jeigu aš būčiau šitame trikampyje, taip. Vat čia yra, tu labai gerą pavyzdį parodai, kaip iš vieno trikampio atsiranda kitas trikampis. Vat tai problema iš pradžių buvo tai, kad aš nespėsiu kažkur nueiti, ar ne? Bet jeigu aš to nerefleksuočiau ir nueičiau, atsiranda naujas trikampis. Problema, aš su kažkom nepakalbėjau, ar ne? Ir vat taip, vat tos bėdos ir sklinda. Tai dabar, jeigu aš būčiau, reiškia, aukos pozicijoje, toj pasyvioj pozicijoje, aš nuėjęs iki Leonoros jau turėčiau dvi bėdas. Dėl to, kad nesutvarkiau kambario ir dėl to, kad su kažkom iki galo nepakalbėjau. Jau dvi problemos, nors pradžioje nebuvo nei vienos. Ir lygiai taip pat pasakiusi žmogui, ačiū, aš dabar einu, aš žinau, kad jeigu aš tą sakau iš aktyvios pozicijos, jeigu aš to nesakau iš aukos, tai ką čia dabar pagalvosiu, Jėzau, nežinau, tai kaip čia tau pasakyti dabar, nu aš einu. Ar ne? Taip dažniausiai būna, kai užsisuka tas trikampis galvoje, tai pasakai visiškai ne tą, ką turėjai pasakyti. Kai aš esu aktyvioj pozicijoje, aš žinau, kad ačiū tau, mieloji, pakalbėsim paskui, gerai? Ir šitoj vietoj aš padariau, ką aš galėjau, aš atiduodu tam žmogui aktyvią poziciją. Aš leidžiu jam taip pat būti aktyviu ir tada arba jisai susiranda su kuo kitu pakalbėti, arba jisai supranta, kad, nu jau ką turėjo tą pasakė, jisai irgi taip pat turi progą turėti aktyvią poziciją. Tai va. Šitų dar nepapasakojau, kas yra paskutiniai. Žodžiu, energija, kaip sakiau, visą laiką siekia įsikūnyti. Ar ne? Tai jeigu mes gyvename aukos pozicijoje, mūsų energija kūnijasi visiškai random, atsitiktiniu būdu. Atsitiktinės mintis, atsitiktinės emocijos, atsitiktinis įsikūnymas. Geroji naujiena yra tai, kad energija ne tik tai mažėja šituo kanalu tekėdama, bet ir kiekvienam šitam žingsnyje mes turim galimybę atsigręžti į sąmoningumą. Kiekvienam žingsnį. Aš pastebėjau, kad užgniaužiau savyje emociją, tai jau yra sąmoningumas. Aš pastebėjau, kad buvo pyktis, ar ne, ir aš neišreiškiau jo taip, kaip aš galėjau. Tai jau yra sąmoningumas. Aš žengiu sekantį žingsnį ir žiūriu, ką aš dabar galiu padaryti, ar ne? Greičiausiai toj vietoj, kur aš pastebėjau, kad pykčio neišreiškiau, pyktis jau yra virtęs į kažką kitą. Ar ne? Nu, kažkokį nusivylimą, nepasitenkinimą,
bet ką. Geriausia yra tada išreikšti tai, į ką jis yra pavirtęs. Nes jeigu aš kitą dieną atėjusi, kaip tu sakei, reiškiasi, pamačiau, nėra sąskaitoje pinigų, ateinu pas bosą, kur mano pinigai, o pykčio tai jau nebėra. To, kuris buvo pačią pirmą akimirką, tai jo jau nebėra. Tai jau bus nenatūrali emocija, tai jau bus padauginta, prigalvota, apipinta šitais trikampiais emocija. Ar ne? Ateinu aš į darbą, kaip aš jaučiuosi ir ką aš galiu padaryti, kad tą algą gaučiau. Tai yra natūraliausias būdas, kaip išreikšti tai, ko aš neišreiškiau ar neturėjau galimybės išreikšti. Tai ko aš noriu? Aš ieškau pozityvaus sprendimo tai emocijai. Ko aš noriu? Nu, aš noriu pinigų. Labą dieną, šefė, kada bus pinigėliai? Ar kažkas atsitiko, gal, reiškiasi, kažkodėl jų nėra. Ne? Nu, tiesiog draugiškai tam šefui ateinu ir klausiu. Prasme, aš ieškau teigiamo sprendimo tai situacijai. Tai jau yra sąmoningumas. Ir šitoje vietoje aš galiu visą šitą energiją pakreipti į šitą vietą. Pasisemti energijos iš čia. Šitoje vietoje labai geras pavyzdys yra energija, aš dar gaunu pinigų. Pinigai irgi yra energija. Vadinasi, aš pasisemiu dar kitos energijos iš to pačio šaltinio ir jisai man įsikūnija į skaičiukus sąskaitoje. Ne? Iš aukos pozicijos. Aš tik tai pastebėjau, kad jau vėliuosi šitam trikampyje, aš galiu kreiptis į sąmoningumą. Aš pastebėjau, kad aš esu aukos pozicijoje. Jau sąmoningumas yra. Galiu lygiai taip pat, tai ką aš galiu padaryti joje ir likti. Galiu kreiptis į sąmoningumą, pasiimti energijos iš išorės. Aš esu aukos pozicijoje. Auka dažniausiai neturi daug energijos. Auka ją išeikvoja visur, kur tik tai gali. Ar ne? Tada aš pasiemu energijos iš ten, iš kur galiu. Pasiemu, vėlgi, iš gimdos, pasiemu iš įkvepiančios knygos, pasiemu iš gražaus filmo, pasiemu iš pasivaikščiojimo parke, iš ten, iš kur aš žinau, kad gaunu energijos. Iš jos pasiemu. Tiesiog iš erdvės. Iš belenkur. Aš energiją, pavyzdžiui, aš asmeniškai energiją imu iš erdvės. Tiesiog. Ir jinai visą laiką per mane teka. Aš galiu šokti ir šokti ir šokti ir šokti ir šokti ir šokti. Pajutau, kad pavargau, pasiemu dar. Fizinis kūnas, jam kol yra energijos, jam nelabai svarbu, iš kur tu ją gauni. Kaip Leonora ir pasakojo, mes praktikas darom po 3 paras. Ir tos praktikos nėra, kad mes ten tiesiog sėdim. Dažniausiai mes ir šokam, ir judam, ir medituojam, ir kalbamės, visą tą patį. Tai iš kurgi gauti tos energijos 3 parom? Iš čia, iš erdvės, pasiemu. Aktyvioj pozicijoje nėra klausimų. Aktyvioj pozicijoje aš bet kada galiu grįžti į šitas vietas, kur ta energija yra labai grina. Ir iš ten pasimti, iš tyros emocijos pasimti energiją, iš tyros minties pasimti energiją. Arba tyros minties pagalba pasimti iš erdvės energiją. Bet tol, kol tai atrodo labai sudėtinga, ieškokite energijos paprastuose dalykuose. Pavyzdžiui, gimdoje. Ieškokite energijos tame, kas iš tikrųjų džiugina. Tame, kame jūs atrandat poilsį. Ir tada ta energija įsikūnys jau pozityviu būdu. Jinai įsikūnys į tai, ko aš noriu. Nes čia jinai kūnijasi tai, ko aš nenoriu. Ir kai žmonės klausia, tai kaip ašgi prisitraukiu to, ko aš nenoriu, jeigu prisitraukiu tik tai, ko aš noriu. Todėl, kad prisėmė aukos poziciją, mes traukiam tos dalykus, kurių mes nenorim. Šitoje vietoje energija labai dažnai įsikūnija į kūną neigiamais pavydalais. Blokai, lygos, visos lygos nuo streso, tai visos lygos nuo to, kad mes nežinom, kaip tą energiją nukreipti produktyvę linkme. Ir netgi tada, kai jinai jau įsikūnijo į blokus, stresą, ligas ir kitus dalykus, kurių mes kaip ir nenorėjom, mes vis dar galim grįžti į sąmoningumą ir pradėti tą energiją judinti. Dažniausiai mes galvom, kad blokai yra tokie dariniai, kurie
blokuoja energiją arba siurbia energiją iš mūsų. Nieko panašaus, blokai yra tai, ką mes jau primaitinom savo energiją. Tai tam, kad juos atidaryti, mes turim atverti ir išleisti tą energiją. Žmogus galvoja, kad jeigu jisai turi daug blokų, jisai turi pasimti daug energijos, kad juos atidarytų. O iš tikrųjų jisai turi išleisti visą tą energiją iš savęs, kurią jisai jau prikaupė. Ypač moteris mes esam kaupikės. Nes viską į save, viską per savo kūnelį, viską per savo organus, per kūną, per įsikūnymą. Aš pati ant savęs tą labai stebiu, kai man tik tai yra kokia nors situacija, kuri mane įtempinėja, mano automatinė reakcija yra viską į save sutraukiu ir laikau, niekam nepaleidžiu, nieko netiduodu, jau kita situacija palengvėja, tada aš atsipalaiduoju, bet jeigu aš nerefleksuočiau, aš niekada nepagalvoju, kad reikia dabar išspinduliuoti tai, ką aš sukaupiu. Išspinduliuoti paprasčiausiai yra per kažkokią veiklą, per aktyvią poziciją. Ar ne? Tai kiekvieną kartą, kai aš sakau, kad tingiu, aš taip pat prisiemu aukos poziciją. Tingiu, neturiu jėgų, dar kažką. Aktyvioje pozicijoje, netgi jeigu aš tingiu, tingulys irgi yra ta energija, kurią aš kažkur sukaupiu. Kažkur, yra stiklinė, kurią galėčiau nunešti, bet tingiu. Ta energija, kuri galėjo materializuotis švariu stalu, ar ne, patraukta stiklinė, jinai materializuojasi kažkur mano viduje. 3 kartus nepatraukiau stiklinės, žiūrėk, ir nuovargis atsiranda. Kodėl? Todėl, kad jau atsirado blokas, energetinis blokas nuo paprasto dalyko. Ar ne? Tada ta stiklinė tarsi išnyksta. Tas blokas tą stiklinę užmaskuoja ir mes jau nebematom, kad kambaryje kažkas yra ne taip. Noriu paklausti. Jeigu yra ta neigiama emocija, ar ne, pyktis, aukos pozicija, tai jos gali atsikratyti ir per veiksmus, ta prasme. Taip. Ir tiesiog turėtų padėti. Ta prasme, turėtų kaip? Emocijos nereikia atsikratyti, emociją reikia išreikšti. Aš tiesiog dar taip atsiprašau. Atsikratyti, žiūrėk, atsikratyti vėlgi, tai yra, sakau, mažyčiai dalykėliai, kuriuose gaudyti save, atsikratyti aukos poziciją. Ne pavyzdį, o taip aiškiau gal. Tarkim, dabar tiesiog pagalvojau, kad buvo tokių situacijų, kad tarkim, tu pasineri kažkam, išlieji kažkame, bet paskui vis tiek grįžta ta mintis. Prasme, tu vis tiek galvo, bet, bet taip buvo. Ir negeraigi. Taip. Kas tada? Kaip tada toliau galima, tarkim, išreikšti? Tai, ką tu pasakoji. Ir čia neišreikšta iki galo ta emocija tiesiog. Ar ne tokiu būdu? Tai, ką tu pasakoji, yra Welcome to Earth, vadinasi. Sveiki atvykę į planetą Žemę. Planetoje Žemėje mes turim dualumą. Dualumas reiškiasi ir taip ir ne. Kairysis smegenų pusrutulis, dešinysis smegenų pusrutulis. Tai yra dualumas. Mes visą laiką gyvenam lengvam paradokse. Tai yra, kad visą laiką yra ir taip, ir ne. Ir tol, kol mes neprisiemam sąmoningos pozicijos, tai yra tol, kol mes neprisiemam pilnos atsakomybės už savo sprendimus, tol mes visą laiką gyvensim dualume. Tai reiškia, kad aš priėmiau sprendimą, bet po to kaip ir persigalvojau. Ir kadangi yra daug ir pliusų už tą sprendimą ir daug minusų, tai aš nelabai galiu priimti bet kurio sprendimo, ar ne? Jau kaip ir išreiškiau tą pyktį, bet, dar nežinau, ar pilnai išreiškiau, ar ne? Tai, šitame svyravime mes visą laiką ir gyvenam. Ir už tai yra tas stebuklingas žodis balansas. Už tai yra stebuklingas žodis atsakomybė. Atsakomybė jau yra aktyvi pozicija. Atsakomybė tam tikra prasme yra netgi įsikūnijimas tavo energijos. Tada, kai tu prisiemi pilną atsakomybę už savo sprendimą, tau
jeigu tau vėl sugrįžta mintis, tu žinosi, kad jinai sugrįžo dėl to, kad tau vėl reikia priimti tą sprendimą. Ne dėl to, kad tu praeitą kartą kažko ne iki galo padarėjai. Ne dėl to, kad tu praeitą kartą galbūt kažką neteisingai padarėjai ar nusprendė ar ne iki galo išreiškiai. O dėl to, kad yra nauja situacija ir naujas sprendimas reikalingas. Mhm. Ką reikia daryti, kad yra tingėjimas, nuolatinis nepatogus, supranti, kad reiktų tą padaryti. Man šitoj situacijai labiausiai padeda suvokimas, kad yra laikas veikti, yra laikas ilsėtis. Mūsų planetoje Žemėje taip yra diena, yra naktis, yra tas pats dualumas, yra laikas veikti, yra laikas ilsėtis. Tol, kol mes to neįsisąmoninam, mes mėtomės. Tai man veikti ar ilsėtis, veikti ar ilsėtis. Dabar norėčiau skaityti knygą, bet turiu plauti indus. Plaunu indus, esu nelaiminga, nes iš tikrųjų norėčiau skaityti knygą, skaitau knygą, negaliu atsipalaiduoti, nes dar indų krūva sukrauta. Tas pats dualumas, ar ne? Ir tingulys iš to ir atsiranda. Kai tu galvoji, kad, tai aš dabar nei čia džiaugsmo, nei čia poilsio nerasiu, nei ten poilsio nerasiu. Nei skaitydama knygą aš neatsipalaiduosiu, nei plaudama indus nepailsėsiu. Ir tada tu tiesiog tingi ir nedarai nei vieno, nei kito. Tai yra toks pasyvi pozicija, kurioje tu nusprendi, nei to, nei ano geriau nedarysiu, eisiu į Facebooką. Man atrodo. Jo, bet kai tu suvoki, kad suplausi indus, tada galėsi skaityti knygą, tada galėsi daryti valgyti, tada galėsi žiūrėti televizorių, tada galėsi eiti į Facebooką, tada galėsi eiti praustis, tada galėsi miegoti. Tada atsikelsi, tada eisi į darbą, darysi darbus, valgysi. Viską savo laiku. Tai ko čia tingėti? Būt nuoširdžiai pačiai su savim, pavargau, užkniso viskas, einu patingėsiu, einu padarysiu tai, kas mane džiugina. Puiku, bet šitoje vietoje netgi tai jau yra aktyvi pozicija, nes tu darai tai, kas tave džiugina. Net jeigu tu tiesiog sėdi užsimerkusi, tu jau aktyviai darai, kas tave džiugina. Bet jeigu tu bandai pabėgti nuo to, ką tu nori daryti ir tiesiog tingi, kita pozicija. Ar atsakiau į klausimą? Aš dar norėjau paklausti, o daleiskim, jeigu ta emocija, gerai, aš kartais galvoju, emocijom nemąstyti, nes kartais tu tą emociją taip gali išreikšti, kad bus, karas prasidės iš tikrųjų. Bet kur, kad ir namuose. Tai aš kartais taip pagalvoju ir galvoju, dabar apmąstysiu tą emociją ir tik tada vėliau pasakysiu. Ar geriau, kaip ir sakai, ten savo, išsirėkti stalą. Nes būna ir darbe, daleiskim, negali. Dabar žiūrėk, mes šitoje vietoje sugrįžtam į tą, kur aš sakiau, kad iš pradžių atrodo yra emocija, po to yra mintis. Aš pajutau emociją, bet man reikia dabar ją apmąstyti. Suvok tokį dalyką, kad iš pradžių buvo mintis, po to buvo emocija. Kokia mintis tau sukėlė tą emociją? Kokia mintis? Bloga. Nesvarbu, ta prasme, suvok tą mintį, kuri tau sukėlė emociją ir pasižiūrėk į ją, o ne į emociją. Apmąstyti reikia ne emociją. Apmąstyti ir išanalizuoti reikia mintį, kuri tau tą emociją sukėlė. Už tai, jeigu mes neįsisąmoninam, dėl ko yra ta emocija, emocija taip pat gali būti neadekvati. Ar ne? Ypač jeigu prieš tai buvo daug panašių neišreikštų emocijų. Ar ne? Jeigu darbe mane vienas supykdė, aš nutilėjau, kažkas kitas supykdė, aš nutilėjau, trečias supykdė, aš nutilėjau, grįžtu namo, vaikas žaislą ne vietoj padėjęs. Suvokti tą dalyką, kad mano pyktis yra ne ant vaiko. Apskritai yra prisikaupę pykčio ir jisai kažkokiu būdu turėjo išeiti. Ar ne? Tai jeigu mes čia pradėsim, ar ne, norėjau priekti vaiką, bet o Jėzau, kodėl aš turbūt bloga mama, kodėl aš noriu ant vaiko rėkti, ant vaiko negalima rėkti, viskas. Problema ne čia.
problema ne to emocijoje, kurią tu suvoki, kad sulaikiai, ar ne, ant vaiko ten dar kažko. Tai labai faina, kad tu jau suvoki, kad ant vaiko ne visos emocijos gali išsireikšti. Bet ar jos tikrai yra dėl to, kad vaikas tą kažką padarė? Kartais būna, kad vaikas kažką padaro, ar ne, bet toj vietoj adekvatus to tinkamo dydžio pyktis, ne tas, kuris jau susikaupęs iš kažkur kitur, o pyktis, kuris yra lygus tam veiksmui, kurį vaikas padarė, jis yra vietoj ir laiku. Vaikas ne vietoj padėjo žaisliuką, tu sakai, vaikeli pasimk, žaisliuką padėk į vietą. Tai va tiek to pykčio ir yra. Ar ne? Daugiau negali būti. Suplėšė kažkokį daiktą, sudaužė. Ateik čia pasiaiškink man, kodėl sudaužė daiktą. Jau daugiau pykčio. Ar ne? Buvo geras daiktas, dabar sudaužė. Ar ne? Ta prasme, tas vaikelis galbūt galų gale ir nekaltas, ar ne? Čia jau galima priracionalizuoti, kaip čia jam buvo viskas. Bet tuo metu tu gavai emociją, tu ją išreiški. Adekvačiai. Vėl neprisikaupusiai iš kažkur kitur, o tiek, kiek jos buvo. Už tai labai svarbu tas emocijas išreiškinėti visą laiką, kad jos nesusikauptų. Nes tada, jeigu jų yra prisikaupę, tai jau realiai bet kokia emocija yra neadekvati. Nes bet kokia emocija, jeigu jinai prasiveržia, jinai išreiškia visą tai, kas yra prisikaupta. Bet ant vyro galima.